Bioįvairovė yra paliekami medžiai tada, kada yra atliekami kirtimai. O šita pušelė tikriausiai auga ir nudžiuvo dėl kažkokių tai žmogaus padarytų proveržų. Traktorius važiavo, pažeidė galimai šaknis, nes pats kamienas čia, o ratas jau čia. Tai čia galimai spėjimas. Šitą tai natūraliai jau, nežinau. Prie jos net baisu eit, kad nenukristų. Bet tai jau čia jau 10 metų mažiausiai stovi tokia sausa. Gedeminai, čia po dešiniai yra eglynas tavo sodintos, taip? Ne mano čia sodintos, čia kažkas sugalvojo pasodinti. Pasodino tas eglės, jos kai kurios užaugs, bet jas nustelbs vis tiek alksniai beržai. Tai padaryta taktinė klaida sodinant? Neugdyta, neprakirsti medžiai pasodinus, jos turėjo ateit, pratepti, praugdyti, aplinkui apkirsti, kad tos eglės į viršų augtų. Tai čia niekinis darbas, pavadinkime. Realiai taip, pinigų išmetims į balą. Nes miškas auga beržai, tikit, parodysiu. Šitą mišką jau reikėtų pravalyti, išimti čia va. Vienas beržas už metro, kitas beržas, čia pasislėpęs beržas, nes žiūrint į bendrą visumą, matos tik žalia siena. Vat iškirtus šitą alksnį, pasimatytų dar vienas beržas, dar vienas beržas, dar vienas beržas, dar vienas beržas. Laikų ugdant ir užauga normalus medynas. Tai ir turime mes miškininkai ir daryti. Išimti krūmus, lazdynus, kad formuoti normalų medyną. Aišku, iš to, kas užaugia yra. Pirminių jaunuolyno ugdymo tikslas yra užauginti, kad pradėtų augti tikslinės medžių rūšis. Ką tu nori auginti? Beržai, drebulės, eglės, juodalksniai ir taip toliau. Tai išimam iš pradžių nereikalinga. Lazdynai, ievos, reikia išimti kreivesnius, šleivesnius, nustelbtus, negražiai augančius medžius, kad kuo produktyvesnis medynas augtų. Čia toksai kaip vaistininko darbas? Ne vaistininko, daržininko. Tai pasisodinai daržą, ateini ir pikiuoji, kaip ten sako. Susodinai iš pradžių tankiai, po to retini. Tik užtenka tik tai nupjauti prie žemės? Taip. Ir paguldyti. Ant žemės jis gali natūraliai trešti, tai bus kaip ir trąša, arba kaip mano atveju, aš paėmiau, panaudojau tai biokūrui. Paėmiau ir ištraukiau menkaverčius lazdynus, drebulės, kurios buvo iškirtom ir gražiai iš miško ištraukiam ir pardavėm biokūrą žmonėm šildyt namam.